Visur buvau, visko regėjau. Va, prašau. Tačiau man brangiausias kraštas yra Lietuva. Aš esu Beata, žurnalistė, kulinarė ir Lietuvos gerbėja. Esu įsitikinus, mūsų laimė yra dabar. Galbūt netgi mūsų kieme, o gal nutolus vos 100 kilometrų. Šioje laidoje kviečiu jūs keliauti, ragauti ir iš naujo atrasti Lietuvą. O šias keliones stebės mano mėgstamiausios lietuviškos receptų knygos autorė, kulinarinio paveldo ekspertė Nijolė Marcinkevičienė. Nijolė mums pasakos, kas būdinga kiekvienam Lietuvos regionui ir ką būtina paragauti keliaujant po mūsų šalį. Ši kulinarinių kelionių laida yra kuriama kartu su turizmo departamentu. Jis bus mūsų gidas, padėsintis atrasti tai, kas dar nepatirta. Per 10 laidų ciklą sudėliosime 10 puikių maršrutų, o jūs jau rinkitės, kur pirmiausia važiuosite – Dzūkijon ar Aukštaitijon. O gal pas Žemaičius ar Suvalkiečius. Visus maršrutus pati išbandysiu ir jums parodysiu, kur nuvažiuoti, ką paragauti, o ką ir namuose pasigaminti. Kada keliauti? Artimiausią savaitgalį. Nėra kelionėms po Lietuvą netinkamo oro ar sezono. Pažadu, nustebsite, kiek daug dar nežinome apie savo šalį ir kokie grožiai yra tiesiog ranka pasiekiami. Kaip jie eina draugiškai pas jūs, o pas aš nei vieno neprivilioju. Tortą gal reikėjo atsinešti. Va, ateis bosas. Kas čia? Senelis Kalėda, labas vakaras, senelį. Labas, gražuolė. Taip, žinoma. O ir barzda tikra. Viskas, kas tikriausiai, tai yra senelis. Sveiki, mėlėjai, patys smagiausi, išradingiausi ir labiausiai ištroškę naujų potyrių ir kelionių ir skonių. Keliauk ir ragauk žiūrovai. Šiandien yra paskutinioji laida. Na, nenusiminkite, viskas dar prieš akis, nes rytoj jau Kalėdų rytas ir iš tikrųjų man taip smagu su jumis sveikintis tokią ypatingą dieną. Šiandien yra kūčių vakaras ir mes visi, net nebijoju, esame tikrai nuostabios nuotaikos. Na, aišku, kūčių vakaras yra neįsivaizduojamas be laukimo ir, žinoma, be ypatingo kūčių stalo. Aš dar šiandien keliausiu, nes ne tik tai ragausiu, nes būtinai noriu nuvažiuoti kurgi kitur. Į šiaurę, į Lietuvos šiaurę, kur tenai yra įsikūrusi Senio Kalėdos rezidencija. Ir tikiuosi jį pamatyti gyvą ir įteikti jam savo vaikų laiškus. Nes jeigu jisai negaus tų laiškų, tai kągi vaikai rytoj darys iš ryto, tikiuosi, kad ir jūs jau išsiuntėte savo laiškus Seniui Kalėdai. Bet ši laida ir šis sezonas man buvo tikras atradimas. Aš atradau tiek nuostabių vietų Lietuvoje ir paragavau tiek skanių dalykų. Visų pirma, man buvo labai svarbi ir įdomi pažintis su etnologe Nijolė Marcinkevičienė, iš kurios sužinau daug įdomių ir gerų dalykų ir dabar noriu jums pasiūlyti receptą, kuris puikiai tiks ir Kalėdoms, ir žinoma kūčiams, jeigu dar spėsite išsikepti. Tai yra tokios šventinės bandelės su kanapių įdaru. Taip, tai čia turiu visus ingredientus, juos prisidėsiu arčiau ir parodysiu, kaip čia viską reikia padaryti. O pagaminimas, aišku, yra labai paprastas. Bandelės pradėsiu nuo kvietinių miltų, balti kvietiniai miltai, 350 gramų. Ir rupus miltai. Čia jokių būdų ne keiksmažodis, o pilno grūdo rupus kvietiniai miltai, kurių yra 200 gramų. Aišku, galite savo bandelės kepti ir tik tai iš kvietinių miltų, bet man patinka tas ir spalva, ir turtas, ir skonis, kurį suteikia pilno grūdo miltai. Taip, tai juos galima šiek tiek pamaišyti, kad vienodai susimaišytų, bet nebūtina. Tada įdėsiu tokį, nubrauktą, galima sakyti, šaukštelį druskos ir šaukštelį kmynų. Kmynų galima įdėti ir daugiau, arba galima kmynų bus uždėti ant viršaus. Čia yra maždaug 1,5 stiklinės vasarošilčio pieno, tai jisai yra, šiek tiek šiltesnis negu kambario temperatūra. Ir čia yra 15 gramų mielių sumaišytų su šaukšteliu
ar šaukštų cukraus. Tai dabar tas mieles dedu čia į pieną. Žodžiu, gaminam visiškai tradicinę, paprastą mielinę tešlą. Ir supilu visą pieną su mielėm ir cukrumi. Pradžiai pamaišysiu su šaukštu, o paskui pabaigsiu tešlą minkyti. Taip, tai dabar savo smagiausiai suminkom tešlą ir kai ji taps vientisa, aišku, miltai nelygų miltams ir ypač jeigu dar naudojate pilno grūdo miltus, tai gali kartais pasirodyti, kad skysčio yra arba per daug, arba per mažai. Bet pačioje pradžioje tikrai neskubėkite dėti per nelik daug miltų, kad tešla nebūtų per kieta. Taip, tai štai šitaip po truputėlį ir suminkau visą tešlą šitom bandelėm su kanapiniu įdaru. Bet aišku, kanapės senovės lietuvių buvo naudojamos ne tik tai štai tokioms bandelėms, bet ir kitokiems patiekalams. Na, daugiau apie tai jums papasakos kulinarinio paveldo ekspertė Nijolė Marcinkevičienė. Šitas kanapės trintas valgė ir su silke. Tiesiog silkė apvoliodavo kanapės ir jinai įgaudavo tokį gerą skonį. Vėlgi darydavo sriubalinę. Tai pirmiausia, tas kanapių pienas, reiškia, kada kanapės pagrūzdinamos, sugrūdamos, užpilamos virintų šiltų vandeniu, nukošiamos ir va šitas pienas, sako, net iki putojimo, tai baltai putoja. Vėlgi su svogūnais, su silke ir susistėpdavo su karštom bulvėm. Galų gale ir tuos pačius virtinius, vėlgi, jeigu negali ar neturi tauko ar, sakykime, gyvulinės kilmės riebalų, vėlgi su kanapėm, su kanapių pienu ar su kanapių varške, taip valgydavo ir sveik, ir sakydavo sotų. Ypatingai sako, kad kanapės palaiko sotumą. Ir tie žmonės pavalgė, kurių laukia dideli kažkokie darbai, ar į mišką važiuoti, ar ką, tai stengiasi kuo daugiau šitų kanapių užvalgyti. Taip, ir pagardas, ir patiekalas, ir kanapė, tai tiesiog mažas stebuklas gelbėjantis žmogų va tokia situacijose, kaip adventas ar neturėjimas. Jau ir mėsa, paprastai tai tos mėsos daug ir nebūdavo, jeigu kalbam vėlgi apie 19 amžiaus pabaigą arba 20 amžiaus pradžią, tai kanapė kaip aliejus ir kaip pati, kaip grūdinė kultūra buvo nepakeičiama. Štai, tešla gražuolė jau pakilo. Matot kokia? Oi, kaip pagalvėlė. Na ir čia yra kanapių įdaras. Šiaip iš kvapo kvepia labai gerai. Jeigu nežinotum, kad čia kanapės, galėtum pagalvoti, ar čia grybai, ar čia kokie triumai, ar kas čia gal, nežinau, riešutai. Žodžiu, tikrai ypatingas tas kanapių kvapas čia atsiskleidžia. O padarytas įdaras labai paprastai. Svogūnai, kurių turim visi visada visur. Smulkiai supjaustyti, pakepinti su truputėliu aliejaus, kol pasidaro visai minkšti ir saldus. Ir tada sudedam keletą šaukštų sugrūstuve, na, arba su kavamale kanapių. Kol, va, štai gauname tokią masę. Na ir aišku, reikėtų įdėti truputėlį ir druskos. Taip, tai dabar išprašau tešlą iš dubens. Na, noriu jums parodyti dviejų rūšių būdą, kaip galima šitas bandeles paruošti. Taip, tai tešlą padalinau į dvi dalis ir dabar vieną dalį tiesiog plonai iškočiosiu, ištepu įdarą. Turiu jums pasakyti, kad kai aš pirmą kartą išbandžiau šitą kanapių įdarą, neturėjau jokių tokių didelių vilčių ir galvojau, na pabandykim, pažiūrėkim, kas čia bus. Bet žinokit, mane tikrai pribloškė, kokios gardžios yra tos mūsų kanapės. Taip, ir dabar va štai viską susukau. Priklausomai nuo to, kokio dydžio iškočiosite rutulį, tokio storio ir bus tos bandelės, tai dabar tiesiog supjaustu. Taip, tai čia vienas toksai būdas ir dabar kitas. Vėl iškočiuojam tešlą. Mus
stiklinę ir čia dedu tiesiai įdaro ir užspaudžiu. Ir tada ne kaip kibina siūlę į viršų, o kad jisai savo sėdėtų ant siūlės. Na va, štai šitaip, bandelė po bandelės. Štai, visos bandelės pagamintos, dabar, kaip ir visuomet su bandelėm ir mėlynais kepiniais, reikėtų joms leisti ramiai pasėdėti, kur nors šilumoje, kad jos truputėlį pakiltų. Na, maždaug pusvalandį. Ir kai pamatysite, kad jos truputėlį jau išsipūtė taip smagiai, tai tada jau iš karto į karštą krosnį ar orkaitę 200 laipsnių kaitros maždaug 20-25 minutėm ir dar prieš tai, žinot, ką reikėtų padaryti? Patepti jas visas gražiai su kiaušinio plakiniu. Na, o aš dabar norėčiau truputėlį jūs ir save nukelti į tokią ypatingai gražią vietą. Aišku, dauguma toje vietoje esate girdėję ar buvę vasarą. O dabar, kai žiema ir kartais pasninga, man užėjo toks didžiulis smalsumas pamatyti, kaipgi atrodo tas lajų takas, kai sninga. Mūsų žiemos pilnos netikėtumo, tarsi ruduo galinėtųsi su žiema, kurio rūbas gražesnis. Vieną dieną prisninga, kitą jau tirpsta. Todėl jei už lango matote štai tokį, tarsi iš pasakos nužengusi žiemos peizažą, nieko nelaukdami ruoškitės į kelionę. Būtent taip aš pirmą kartą gyvenime atsidūriau Anykščių Šilelio medžių lajų take. Daugelis jį yra matę vasarą, todėl buvo dvigubai smalsu, kaip šis medžių viršūnėmis vedantis takas atrodo žiemą. Na, iš tiesų, labai daug privalumų keliauti nebūtinai vasarą, o ne tokiais populiariais sezonais, kaip pavyzdžiui žiemą, dėl to, kad lankytojų tikrai mažai. Nu, šis pasivaikščiojimas dar kartais vadinamas ir pasivaikščiojimų medžių viršūnėse, nes va, pažiūrėkite, aplinkui tikrai jau pats viršūnės visos šitų medžių, o kartais netgi galima ir paliesti kokią nors šakelę. Vat, apsnigo mane. Gerai, eikime toliau. Medžių viršūnėmis nueisite net 300 metrų. Lajų takas vienintelis toks ne tik Baltijos šalyse, bet ir Rytų Europoje. Beje, prie pat jo stūkso ir žymusis akmuo – Puntukas. Pramogos ir gera nuotaika yra kiekvieno asmeninis reikalas. Ir jeigu patys to nepasirūpinsite, tai niekas to už jūs nepadarys. Taip, kad galima ar dainuoti, ar grožėtis, ar šiaip kokių pramogų prisigalvoti. Iki žemės 21 metras. Štai taip mato pasaulį paukštis, tupintis Anykščių Šilelio medžio viršūnėje. Takas atviras lankytojams visą žiemą. Nebent pūstų itin gūsingas vėjas. Kai buvau aš, gerokai snigo. Todėl toks pasivaikščiojimas arčiau dangaus buvo išties įspūdingas. Pats aukščiausias lajų tako statinys – apžvalgos bokštas, kurio šonus puošia Aukštaitijos tautinę juostą atkartojantis rombai. Na, man atrodo, bijantiems aukščio geriau į apačią nesidairyti. O šiaip tai jautresnį pastebi, kad visi šitie apžvalgos bokštai lengvai juda. Tikrai žinau, kad, na, jau Vytenio, tai jau tikrai nebūčiau įkalbinus čia ateiti. Atsimenat, kai keliavom po Dzūkiją, jisai atsisakė lipti į Pušų Gojelio apžvalgos bokštą. O man visai nebaisu. Aš čia visai drąsiai jaučiuosi ir tikrai turiu į ką pasižvalgyti. Ir jums patariu nepamiršti, nusifotografuoti ir parodyti draugams, kaipgi čia gražu. Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę, kas jūsų grožiai senobiniai tiki? Klausė lietuvių klasikas Antanas Baranauskas, Anykščių Šileliui skyręs poemą. Mielas Antanai, manau, kad visi šiuo lajų taku pasivaikščioja net nebejoja, kad tai viena gražiausių Lietuvos vietų. Beje, kai važiuosite, būtinai pasiimkite su savim karštos arbatos ir patogius šiltus batus. O dabar grįžkime į šiltą studiją. Manau, bandelės jau iškepė ir pats laikas jas traukti iš orkaitės. Štai jau iškepė nuostabios bandelės su kanapių įdaru. Dabar man beliko tik tai jas saugiai sudėti į krepšelį.
Lauktuvės seniui Kalėdai jau paruoštos ir jas gabensiu į Rokiškį, kur būtent Rokiškio dvare jis yra įsikūręs savo prabangę senio Kalėdos rezidenciją. Bet tenai manęs laukia ne tik tai senis Kalėda, bet ir tradicinis aukštaitiškas kūčių stalas. Na, o nežinau, ar visi girdėjote, bet aš skaičiau, kad yra Lietuvoje toksai kūčių kaimas. Tai vat pakeliui į Rokiškį dar ir jį aplankysiu. Po reklamos matysite. Kur jis? Laiptukais žemyn ir tas paslaptingas kambarėlis laukia jūsų. Pažiūrėsiu, kuri knygoje, ar geroj, ar blogesnioji. Oho, kas čia? Senelis Kalėda, labas vakaras, senelį. Labas, gražuolė. Taip, žinoma. O Ir kaip barzda kitaip? tikra. Viskas, kas tikriausiai, tai yra senelis. Vis nepaliauju stebėtis, kiek gražių kaimelių gražiais pavadinimais yra Lietuvoje. Ir čia dabar mano žemėlapis rodo, kad jau turėčiau būti Kūčiuose. Kūčiai yra toksai kaimelis pažymėtas žemėlapyje, bet kad čia to kaimo nematyti. Bet už tai matau raitelius. Žiūrėkit, joje žmonės. Tai nu aš jų paklausiu. Jie man gal pasakys, kur aš čia esu ir kurgi kūčiai dingo. Prisistačiau pati ir sužinojau, kad savo valdas raitas apžiūrinėjo šio dvaro valdytojas kunigas Rimantas Gudelis. Nieko nelaukdama, jam uždaviau labiausiai man rūpėjusi klausimą. Kurgi dingo Kūčių kaimas? Kūčių kaimas iš tikrųjų čia prasideda dvaro, o toliau už 2 kilometrų yra kokios 10 sodybų. Iš tų 10 sodybų tik tai 3 dabar te gyvena žmonės, nes kaip ir visi Lietuvos kaimai truputį tuštėja. Taip ir Kūčių kaimas irgi tuštėja, gyvybė daugiau gal tik tai va šitoj pusėje, kur dvaras. Kur dvare? O tai dabar čia šitas įspūdingas dvaras. Kokiagi yra jo istorija? Kur mes čia esame? Čia yra Bistramų dvaras, todėl ir pavadinimas Bistrampolis, Bistrampol. Bistramai šitą dvarvietę valdė apie 350 metų. Tai yra labai įdomi tokia istorinė detalė. Daugiausia dvarai eidavo iš vienų valdytojų į kitų valdytojų rankas, o Bistrampolį 300 metų su viršum valdė Bistramų giminiai. Pasak valdytojo, XIX amžiaus viduryje Karolio Bistramo rankose buvo per 650 hektarų žemės. Būtent jis ir nusprendė pasistatyti giminės rangą atitinkantį dvarą. Gyvenimas klasicistinio stiliaus dvare ir jo pastatuose virė iki pat Lietuvos okupacijos, kai tapo valstybės nuosavybė. Prabanga ir elegancija anuomet regėjęs dvaras virto hidromelioracijos technikumu, po to pagalbiniu ūkiu, o galiausiai atiteko kolūkiui. Žmonės tuo metu gyveno 2 aukšte, o 1 atiduotas gyvuliams. Rimantas pasakoja, kad autentiškų dvaro detalių likė nedaug, tačiau įdomybių rekonstruotame ir lankytojams pritaikytame dvare netrūksta. Čia vat kaba ir tokios karietos palubiai, tai iš kurgi čia jos? Jomis nebevažinėjate, ne? Aišku, šitos karietos jau nebevažiuojamos, jos yra įsigytos iš Lietuvos kino studijos kažkada tai seniai, per filmus kažkuriuos su jomis važiavo, o jas čia įsigijom gal tokia yra tradicija Bistrampolį, kad Bistrampolį nuo seno yra žinoma, kad buvo karietų ir rogių gamykla. Taigi mes esam susijęti su karietom ir rogiam, nes prieš 200 metų čia kaip tik jos buvo ir gaminamas. Bet ir dabar galima pasivažinėti, jeigu labai norėtumėm. Taip. Kai pasnigs kada nors. Taip, bet vat nesninga jau 3 metai iš eilės. Vis per Kalėdas nebūna to sniego, žinau. Nebūna. Vis pasninga prieš Kalėdas ir paskui Ir nutirpsta. Ir mums taip atsitiko, žinokit. Nu, bet ką darysi? Tai einam pasivaikščioti. Einam pasivaikščioti. Gerai. Šiame dvare šeimininkavę Bistramai turi mūsų šaliai neįprastą titulą. Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje būta daug grafų, etmonų, kunigaikščių, o Bistramai turėjo baronų titulą.
Jį gavo valdant Vazų dinastijai pagal vadinamąją švedišką titulų tradiciją. Bistramai turėjo gana įtakingų pozicijų Lietuvos valdyme. Žygimanto Augusto laikais vienas iš Bistramų buvo vyriausias karaliaus žirgininkas. O būti vyriausio karaliaus žirgininku tai dabar maždaug tas pats, kas ar karo, ar susisiekimo ministras. Nes kokie žirgai, tokia ir kariuomenė būdavo. O kasgi ten toks per pastatėlis, toksai mažutis? Iš tikrųjų, čia kaip tik mes stovim ties tokia centrinė ašim. Čia yra reprezentacinė dalis, čia yra ūkinė dalis. Ir Bistramai, Vladislavas Bistramas, 63 metų sukilimo dalyvis, po sukilimo pabėgo į Dresdeną, ten įgijo pakankamai tokį aukštą išsilavinimą ir Aukštaitijos regione pirmasis atvežė elektrinę. Pirmasis? Taigi, tai būtent čia? Čia viena iš mūsų krašto pirmoji elektrinių. Buvusiame elektrinės pastate dabar įrengta Bistrampolio knygnešių koplytėlė. Sienų freskose carinės Rusijos draudžiamas knygas gabenusių knygnešių portretai ir autentiškų kaimo sodybų vaizdai. Koplyčios kryžius itin reikšmingas istorijai. Prie jo mirė garsiausias Lietuvos knygnešys Jurgis Bielinis. Vasarą čia vyksta dailininkų plenerai, būna ir krikštynų. Bistrampolis garsus ne tik istoriniais įvykiais. Patys pagalvokite, koksgi dvaras be legendos. Pasakojama, neva centrinius dvaro rūmus ir netoli pavėsinės neva buvusi rūsį jungia požeminis tunelis. Taigi norėdamas vyno, šeimininkas tai galėjo padaryti niekieno nematomas. Na, bet ar tikrai toks rūsys galėjo būti, gana pelkėtojo dvaro žemėje, nežinia. Pažiūrėkite, kokie gražūs dvaro rūmai. Jei atvažiuosite, būtinai užsukite į čia esantį muziejų. Rimantas sako, kad Bistrampolyje esanti klasicizmo laikų ir ampyro stiliaus šviestuvų kolekcija pretenduoja į pačią gausiausią visoje Lietuvoje. Mes turime paveikslų, baldų, antikvarinių dirbinių kolekciją iš tos klasicizmo epochos, bet mes ją atsigabenam 3 konteineriais iš Buenos Aires, Argentinos. Taigi, visi baldai mūsų yra iš Argentinos, bet jie visi yra europietiški, nes prieš 120 metų juos iš Argentinos gabeno mėsą, iš Milano gabeno baldus į Argentiną. Taigi, mes juos susigrąžinom atgal, taigi to laiko visi čia yra baldai. O čia šitie gražus pastatai aplinkui, kasgi čia buvo ir kas čia dabar? Bistramai pasistatė centrinius rūmus, jie pasidarė tokius 2 šoninius pastatus ir pasidarė tokia graži saksoniška simetrinė ašis. Čia buvo jų laikais vežiminė, dabar čia yra gyvenamosios patalpos, o čia yra pas mus buvęs žirgynas, kur Bistramai laikė jojamuosius ir apsaugos būrio žirgus, nes jie turėjo apsaugos būrį. Ir dabar šitame žirgyne yra koncertų salė. Jei į Bistrampolį atvažiuosite vasarą, tikėtina, kad pateksite į muzikos festivalį, kuris įtrauktas į knygą 100 įdomiausių renginių Lietuvoje. O jei kaip aš užklysite čia žiemą, aplankykite Kalėdų senelio elniukus. Na gerai, jie čia vadinami Danieliais ir tik pažiūrėkite, kokie mieli. Ateina, viskas bus gerai. Ateikit. Ei, žiūrėkime, mes jums duosim duonos, kad paskui galėtumėt Kalėdų senį geriau vaikam Žiūrėkit, jums iš jūsų, Rimantai, nes jūs pažįsta. Ateikit, susipažinkit su manim. O dabar vienas ragą nusilaužė. A kur? Aha, matau, kaip jie eina draugiškai pas jūs, o aš nei vieno neprivilioju. Tortą gal reikėjo atsinešti. Va, ateis bosas. Bosas vienaragis ateis, va. Niam, kaip skanu. Danielius primaitinau, man atrodo, kad jie jau bus sotus ir eikliai neš Kalėdų senį į vaikams, kuris atneš dovanų. Tai man atrodo, kad man pats metas važiuoti į Rokiškį, kur, žinokite, yra Kalėdų senelio rezidencija. Aš turiu jam paruošus vaikų laiškų ir pati nekantrauju jį susitikti.
kasmet svajoju, kad per Kalėdas būtų daug sniego. Rokiškyje sniego neradau, bet vis tiek aplinkui jaučiau artėjančių švenčių nuotaiką. Štai kokia išdidi stūkso Rokiškio dvaro sodyba. Šis dvaras tituluotas. Prieš kelis metus jis pripažintas patraukliausia Lietuvos turizmo vietovė. Bet ne tik dėl to čia lietuviškasis senelis Kalėda įsikūrė. Aš čia susitiksiu su Laimute, kuri tikiuosi čia yra, ir ji man parodys visą dvarą, ir prakartėlės, ir žadėjo paruošti. O, Laimute! Oi, labai jūsų laukiu. Aš irgi labai jūsų laukiu. Aš einu pas Kalėdų senelį. Eikime kartu, parodysiu ir Kalėdų senelį, ir kūčių stalą, dar norėsite prakartėlių visą kolekciją. Žodžiu, tikra šventinė kolekcija čia pas jūs. Ir Kalėdų senelis, ir prakartėlės, ir kūčių stalas. Nuostabu. Eime. Rokiškio dvaras rašytiniuose šaltiniuose minimas nuo 15 amžiaus pabaigos. Jį valdė didžioji kunigaikštienė Elena. Vilniaus vaivada Mikalojus Radvila, tuomet pastatų būta medinių. Nuo 17 amžiaus dvare gyveno grafai Tyzenhauzai. Jie pastatė šį klasicistinio stiliaus rūmų ansamblį. Tyzenhauzų laikais dvaras garsėjo kaip mokslo ir kultūros židinys. Grafai pastatė Rokiškyje kelias bažnyčias, įsteigė vieną pirmųjų Lietuvoje muzikos mokyklą. Dvaras garsėja ir unikalia prakartėlių parodų tradicija. Rinkti prakartėles rokiškėnams pasiūlė krašto muziejaus mecenatas italas Andželas Frosijas. Todėl dabar prakartėlių parodos vyksta kasmet. Jose dalyvauja ir profesionalai, ir vaikai. Miela Laimute, kokia ypatinga vieta, kokia atmosfera, kiek daug, Jėzaus gimimą vaizduojančių prakartėlių. Kaip čia dabar, kur mes čia esam? Taip, mes esam vieninteliai Lietuvoje, kurie sukaupė tiek daug prakartėlių. Renkame ne vienus metus, šitiek surinkę, net virš 100. Ir kur tik tos prakartėlės nėra net ir buvę, išėję iš šitų sienų. Ir vienam mieste, ir kitam mieste, net viena lankėsi Lisabonoje. Buvo pasaulinė prakartėlių paroda ir Lietuva prisiminė, kad esame mes, kad reikia būtinai atstovauti ir tiesiog išsiuntėme vieną. Be to turėjome dar vieną, žinokite, ir valgomą prakartėlę, tai yra iš sūrio. Kur jinai? Tačiau ją suvalgęs pelės. Ar jūs jaučiat, kad būtent šitos prakartėlės, bent jau man už metų sakė, atrodo, kad labai lietuviškos? Taip. Tokios labai tautinės mūsų. Taip, labai lietuviškos, tikrai mes matom iš tiesiog siluetų, iš tų veidų, vis tiek lietuviai mato šiek tiek kitaip ir tą, aišku, pavaizduoja savo tiesiog rankomis iš įvairių medžiagų net. O kaip atkeliauja jos iki jūsų? O įvairiai, žinokite, ir paštu, ir patys atveža, ir vyksta konkursas paroda, ir net būna taip, kad pats Andželo Frosio nuperka ir įsiveža ir dovanoja savo draugams Italijoje. Taip pat tai būna nuostabus toksai dalykas. Tai gal pasidairom tada? Labai įdomu iš tikrųjų jas visas iš arti pasižiūrėti. Prašom pažiūrėti. Po reklamos matysite. Kur jis? Laiptukais žemyn ir tas paslaptingas kambarėlis laukia jūsų. Pažiūrėsiu, kuri knygoje, ar geroj, ar blogesnioji. Oho, kas čia? Senelis Kalėda, labas vakaras, senelį. Labas, gražuolė. Taip, žinoma. O ir kaip kitaip? Viskas, kas tikriausiai, tai yra senelis. Nėra tinkamesnio laiko atsidurti Rokiškio krašto muziejuje nei per kūčias ar Kalėdas. Kaip gerai, kad į šventinę kelionę pas Kalėdų senelį galime išsiruošti ne kur kitur, o Lietuvoje. Kalėdos ant nosies ir aš nekantrauju sužinoti, ar patiks mano kanapinės bandelės Kalėdai. Ir dabar įdomiausia dalis, štai matot, mano rankoje laiškai, kuriuos aš atsivežiu iš Vilniaus ir jūs turit visą pintinėlę. Kur jis?
Kur O senelis? kalėdų senelis yra visai netoliese, laiptukais žemyn ir tas paslaptingas kambarėlis laukia jūsų. Rūsija, žodžiu, jį laikot. Rūsija. Kad nieks neišneštų. Taip, tai aš tiesiog ir palieku jums va, tą visą mūsų laiškelius, bėgsiu ruošti jums stalą. Tad iki. Gerai. Jūs man kūčių stalą, o aš pas senelį dovanų prašyt. Gerai. Aha. Na, kas čia man rašo? Geros nuotaikos, meilės, laimės. O, Anna. Ta pati maža mergytė. Nagi, atrašysiu. Pažiūrėsiu, kuri knygoje. Ar geroj, ar blogesnioji. Oho, kas čia? Senelis Kalėda, labas vakaras, senelį. Labas, gražuolė. Taip, žinoma. O Ir kaip barzda kitaip? Viskas, kas tikriausiai, tai yra senelis. Na, labai džiugu. Ar iš toli atvažiavote? Iš Vilniaus per Anykščius ir Panevėžio rajoną pagaliau į Rokiškį. Kaip gražiai mano stebuklinga rezidencija. Ir kaip visada turbūt Taip, aš netuščiomis, senelį, aš Nagi. mokausi iš jūsų, nes jūsgi niekada nekeliauja tuščiomis. Ne. Tai ir aš Pilnas tuščiomis kišenė. negaliu. Tai va, žiūrėkit, čia visų pirma, tai yra tai, ką būtinai turiu jums perduoti, tai yra laiškai. Laimutė Aš davė kaip ir tik mano dabar vaikučių sėdžiu laiškai. ir atrašinėjau vaikučiams laiškelius. Va, taigi, stebuklai. Ir pažiūrėkit, kaip gražiai jūs nupiešė. Kalėdų ne, panašus. Labai. Jaunystėje buvo toks. Va, o čia jau beveik miegantis, jau pavargęs. Čia visai jaunas, pažiūrėkit, dar barzda ruda. O, dar visai barzda nekokia. Tai čia jau pavasarį, matyt, kai jau keičia kailį, mano briedžiai, tai ir mano Ir jūs barzda keičiasi. Tai, seneli, kaip jūs dabar jaučiatės? Ar dabar jums yra puikiai. toks darbymetis? Taip, aš dabar pačiu jėgų žydėjime. Val kiek dovanėlių prikrauti, čia dar ne viskas. Čia tik tai atrinkta tik būtent tiems vaikučiams. O dar yra sandėly 19 tonų. Kaip jūs taip spėjat? Kaip jūs spėjat? Taigi dieną Aš naktį nežinau. dirbu, dieną naktį. Seneli, žinot, kadangi šiandien yra vis tiek tas kūčių vakaras ir aš jau skubėsiu, Taip, susipažinau taip, su taip, taip. Laimutė, nuostabi Laimutė, man viską O, parodė. stebuklas. Taip. Oho, aš Čia- žinau, jūs mėgstat pavalgyti, mes jums visą laiką paliekam, išgeriat tą pienuką su Taip, sausainiais. žinoma. Tai šią naktį paliksim jums bandelių su kanapėm. Na, Tai jūs va, paragaukit. kaip apsidžiaugs mano nykštukai. Gerai, kad jie dabar sandėlį dirba. Tai dabar tyliai rami. Nu, tai žinau, kad jūs taip turite. Suteiksim jėgų. Jau geriau. Jau žygdarbius traukia. Didesnius maišus tiem. Labai Tai, va, ačiū. tai senelį, aš noriu jums palinkėti sveikatos, stiprybės, gero maisto ir gražių laiškų. Ir aplankykit kaip įmanoma daugiau Lietuvos. Galit pasižiūrėti, žinokit, mes tiek maršrutų sugalvojom su Keliauk ir Ragauk komanda. Aplankėm visą Lietuvą. Aišku, jūs daug esat apkeliavęs, jūsgi visą Lietuvą žinot. Kiekvieną miestelį ir kaimelį. Taip, gal kitą sezoną mes galėtumėm padaryti Keliauk ir Ragauk su Kalėdų seneliu. Jūs, man atrodo, Kodėl gi ne? parodytumėt labai. Man labiausiai patinka ragaut su Kalėdų seneliu. Prisiragaujat, ar ne? O, gerai. Tai aš jau jūsų netrukdysiu. Noriu jums palikėti kūčių stalas, kad būtų dosnus. Ir svarbiausia, ramybė ir džiaugsmas. Nes jūs visi kartu šeima, kaip visa nuostabi Lietuva. Iki gražių, nuostabių, linksmų švenčių. Ate! Jei įdomu, ką aukštaičiai šį ypatingą kūčių vakarą deda ant stalo, atvažiuokite į Rokiškio krašto muziejaus edukaciją. To jau sėsime prie šio gražaus stalo ir visko paragausime. Tik prieš tai paprašysiu kulinarinio paveldo ekspertės Nijolės Marcinkevičienės papasakoti, kuogi ypatingos šio Lietuvos regiono Aukštaitijos kūčių tradicijos. Aukštaičių kūčia, sakykime, tokia turtinga kūčia. Ten jau ir pačiais seniausiais laikais, kiek prisimena pateikėjai dabar, stengdavosi būtent 12 patiekalų. Ir jų, ko gero, toks išskirtinis, kad jie neapsieidavo niekada be kviečių.
būtent tų rinktinių kviečių, kai atrinkdavo pačius geriausius kviečius, juos pabrinkindavo, paskiau pečiai tarp žarijų, jie įsipučia, sakydavo, kiekvienas kvietys kaip bandukiai. Ir valgydavo su miešimu dažniausiai. Miešimas tai saldintas vanduo, medum dažniausiai saldintas, bet kartais ir su aguonapieniu. Kartais į tuos kviečius įverdavo ir aguonų, būtent į kūčių kviečius. Vėlgi, jeigu žiūrėsim šiek tiek į tuos aukštaičius, kurie gyvena šiauriau, tai vėlgi neapsieidavo be barščių, be kūčių barščių. Tai tas pats raugintas burokas, verdama kaip sriuba, ir į šitus barščius dar dedama silkės ir grybų, ypatingai baravykų džiovintų, ir labai dažnai deda šitas ausytes. Tai yra tie patys virtinukai, tik tai jie dažniausiai įdaras jų yra grybai ir dedama tiesiog į išvirusią šitą sriubą dedama ir kartu su šaukštu valgoma. Tai yra jau kūčių barščiai, čia jau aukštaičių toks patiekalas. Vėlgi, pavyzdžiui, apie rokiškį tai būtinai virdavo ir žirnius, ir pupas. Ir tas jie išverdavo. Irgi vėl toks, sakysiu, specifinis dalykas, kad ir tų didžiųjų pupų stengiasi išvirti. Iš vis yra paplitę tos pupos. Tradiciniam kūčių stalui būdingi tam tikri patiekalai arba valgiai, kurie buvo gaminami tik tai dienai. Ir tai būtų kūčia, nuo kurios turbūt kaip svarbiausia patiekalą ir pradėdavo visą vakarienę. Toliau buvo avižinis kisielius ir daugelis žmonių sakydavo, jeigu nėra avižinio kisielio ant stalo, tai kaip ir ne kūčios. Na ir dar būtinai, iš tokių karštesnių, tai būtų skryliai arba virtiniai. Tai yra virtiniai, kurie aišku yra, ne su mėsos įdaru, o būtent su grybų įdaru. O jeigu buvo medai netokie dosnus, tai tiesiog galėjo būti ir kopūstų įdaras, jau kiekviena šeimininkė ką sumanydavo, tą ir įdėdavo. O aš iš tikrųjų norėčiau daugiau pasikalbėti apie avižų kisielių, nes dabar tas avižų kisielius yra ganėtinai primirštas. Tai kaip jisai yra gaminamas? Kas tai yra per dalykas, tas avižų kisielius? Taip, avižų kisielius yra gaminamas iš avižų ir žinoma, neužtenka vienos dienos, kaip kitą kartą reikia skubiai padaryti, reikia turėti gal mažiausiai 3 ir prieš tai reikia avižas pamerkti, būtinai įdėti duonos plutelių, ir prasideda visas jau tas rūgimas, šiltai palaikius, 3 paroje, jau kai pamatai, kad jau tokie ir burbuliukai atsiranda, tai reiškia jau ir viskas išrūgo. Tada reikėtų šiek tiek jau turėti reto audinio ir supilti viską ir tada jau reikia po truputį, kaip sakant, sunkti. Ir sunkia tol, kol tiesiog tikrai jau atsiranda pilnas dubenėlis tos tokios sunkos ir toliau reikia dar pakaitinti ant ugnies, kol tiesiog sutirštėja ir būtinai įverti šiek tiek druskos. Tai tokia rūgštelė ir druskelė skonis, tai yra nuostabus ir daugelis prisimena tą skonį, vyresni žmonės. Tik sako, gaila, kad tiek daug reikia dirbti ir net yra priežodis kilęs, kad kai giminaitis tolimas, sako, 9 vanduo nuo kisieliaus. Tai čia būtent nuo šito patiekalo, taip sakoma. O galbūt kūčia, ar ne? Tarkim, aš taip pat savo stalui ruošiu kūčią, bet ji truputėlį yra šiek tiek kitokia. Papasakokit, kokia yra ši aukštaitiška kūčia? Ši aukštaitiška kūčia yra tokia, kad jinai turi tokias sudėtinės dalis kaip kviečiai, toliau turėtų būti dar ir miežiai, gali būti žirniai, jeigu neturite, gali pupų įdėti, ir būtinai sumaišyta su medumi, truputėlį gal ir kanapių, truputėlį turėtų jaustis. Tai viskas sumaišai, reikia virti atskirai visus, ne kartu, tada skonis jisai yra visai kitoks, ir pradėdavo būtent kūčių vakarą nuo šito valgio, dėkodamas šeimininkas, kad buvo dosnus metai ir kad būtų ir kiti tokie pat derlingi, dėl to visko ir dėdavo, būtent to derliaus, kokį jis turėjo šį rudenį. Aišku, kūčiukai, kaipgi be jų ir riešutai. Būtinai, tai yra taip pat. O čia per pyragas. Tai kvietinis pyragas ir būtinai, jeigu jau šeimininkė tokia jau sumanytai, būtinai ieškodavo aguonų, kad aguonas kaip gausybės simbolis, kad taip pat ir derlingumas simbolis, kad būtų visko daug. Tai pyragas būdavo ne su uogom, ne su kažkokiu tai kitų įdaru, bet būtent su aguonomis. Tai mes jau taip viską gražiai aptarėm, aš labai noriu paragauti avižų kisielius. Truputėlį.
čia jisai kaip drebučiai tokie, ne? Drebučiai, čia kaip želė, gal šiek tiek galėtų būti ir tirštesnė. Gerai, ačiū labai. Ir gal, tai prašau, jūs paragaukit, ir galbūt truputėlį ir kūčios, nesusimaišys čia. Taip, iš anksto Aha, pridėsiu. taip. Na, va, Gerai, užteks. Ačiū labai. Ačiū. Na va, įdomu, kokią jisai skonio. Bet iš tikrųjų jisai labai skanus ir kitą dieną, kalėdų dieną, nes tada jis jau yra kepinamas, truputėlį šildomas, dedamas vėl kažkoks tai šiek tiek priedas, tai gali būti kepinti svogūnai, ar tai jau toks pat kepintos mėsytės skonis atsiranda. Va. Ir tada jau ypatingai skanus. Daugelis šitą valgį suvalgydavo ir ant rytojus, tačiau jau truputėlį mėsiško dėdavo. Tikrai? Taip. Kaip įdomu. Žinokit, kūčia kokia skani. Labai čia viskas sveika, daug ankštinių, daug grūdinių kultūrų, viskas. Nieks nesumalta, nieks neperdirbta, natūralūs produktai. Turbūt aš negi kažkur tai skaičiau, kad būtent lietuvių kūčių stalas yra vienas sveikiausių ir maistinė prasme iš tikrųjų labai labai vertingas. Na, o dabar turbūt reikėtų būtinai paragauti to tradicinio virtinio ir va tikrai aš jums įdėsiu. O čia tokie jau didžiuliai. Tai didžiuliai va tie ir būdavo daug nesuvalgysi, 2-3 ir gal aišku nebent šeimininkas jau, tai jau galėdavo turėti ir daugiau pavalgyti, tačiau va jie tikrai yra gan dideli. Ir matau su kanapėm ir padažas tiesiog kepinti svogūnai. O įdaras jau grybai. Grybai, tai va, jeigu grybai baravykai, na tai ypatingai bus aišku skanu, tačiau reikia jų turėti, ne visada taip pat būna dosnus metai. Nu, va, kaip meistriškai. Čia būtent Aukštaitijai yra būdingi, ar ne? Šitie virtiniai su grybais. Kanapės tiesiog čia puikiai. Taip jos Tokio traškumo, papildomos tekstūros, kaip gerai. Visi užsibarstykit ant virtinių kanapių šiais metais, būtinai. Tikrai. Ir kokie grybai, žiūrėkit, nu turtingai jūs čia gyvenat Rokiškio krašte. Pažiūrėkit, beveik randu visą baravyką. Labai gardus kūčių patiekalai, bet čia turbūt dar vieno dalyko neragavom. Dar reikia paragauti. O kaip čia pas jūs yra gaminamas aguonų pienas? Na, jos tiesiog yra šiek tiek užplykomos, kad jos šiek tiek suminkštėtų, tada visą vandenį reikia nusunkti taip pat ir tada jau reikia būtinai sugrūsti. Na ir kai sugrūti, bet užpilė šaltų, atvirintų vandeniu, būtinai šaltų, nes jeigu šiltą užpilsite, jis jau gaunasi toks kaip kleisteris. Ir dažniausiai šeimininkai sakė, kaip neskanu. Tai va reikia šaltų, atvirintų, na ir tada dėti šiek tiek arba cukraus, arba medaus, kas kaip jau nori, nes kiti, na, ne visi medų gali. Ir aišku, čia jisai toks ganėtinai tirštas, ar ne? Čia reikia, nes jis labai nusėda tos aguonos. Bet vis tiek, labai įdomu tai, kad jisai, na, būna baltas. Kai pasakau vaikams, kad čia yra tikrai iš aguonų, jie netiki. Netiki, ar ne? Netiki, sako, čia gal pieną įpylė. O, kaip skaniai kvepia, man tai žinok, šitas kvapas yra nuostabus. Iš tikrųjų, nes niekas kitas tai yra, na, toks su būtent ta vienintelė švente kūčiomis susijęs nežinau, gėrimas, patiekalas, tradicija ir tas kvapas bent jau, na, jį tiesą sakant, odyti kartą metuose ir jame tiek daug telpa atsiminimų. Taip kad visi privalome tikrai branginti ir išsaugoti savo vaikam. Jeigu neperduosime vaikams, taip, tai nieko ir nebus. Tada jau nebeliks kitiems, būtinai reikia vaikus mokyti ir tą tiesiog. Taip, iš tikrųjų, mokyti ir, na, įtikinti juos, kad reikia paragauti ir reikia puoselėti. Ačiū Jums, Laimutė, taip įdomiai man viską papasakojate ir aš tikiuosi, kad žmonės namuose ras dar daugiau to įkvėpimo puoselėti tradicijas, nes tai yra labai svarbu, ar ne? Taip. Ačiū Jums. Na, štai ir atėjo laidos pabaiga. Linkiu, kad visi jūsų norai, kuriuos surašėte Kalėdų seneliui, išsipildytų. O aš jums linkiu smagaus, nuostabaus švenčių laukimo,
gero, turtingo ir tradicinio kūčių stalo ir džiaukimės tuo, ką turime. O turime tikrai daug, mūsų nuostabę, gražią Lietuvą. Na, aš jau su jumis atsisveikinu, keliauk ir ragauk laidų ciklas baigėsi. Tikiuosi, kad aš ir mano nuostabi kūrybinė komanda įkvėpėme jūs keliauti ir pažinti Lietuvą. Aš atsisveikinu, ačiū, kad žiūrėjote ir pasimatysime. Jei greitai susiruošite, tikrai dar spėsite pamatyti savo akimis viską, ką ir aš šioje kelionėje mačiau. Taip, net Kalėdų senelį. Važiuodami į jo rezidenciją galite užsukti ir į medžių lajų taką Anykščiuose. Žiemą jis tikrai spūdingas. Tuomet sukite link Panevėžio, visai netoli jo yra Kūčių kaimas, kuriame stovi Bistrampolio dvaras. Čia ir pajudinėti galite, ir elniukus pamaitinti, ir antikvarinius daiktus dvaro muziejuje apžiūrėti. Iš Kūčių važiavau į Rokiškį, 1,5 valandos kelių ir aš jau stoviu priešais Kalėdinį paštą. Senelio Kalėdos rezidencija įsikūrusi dvaro rūmuose, o pakeliui dar užsukau į Kluoną pažiūrėti vienintelės tokios prakartėlių ekspozicijos Lietuvoje. Na štai ir mano kelionės tikslas – Lietuvos vyriausiasis senelis Kalėda. Dar kartą sakau ačiū, kad žiūrėjote. Keliaukite ir ragaukite kuo daugiau.